Sveiki atvykę į Jung Vilnius biurą. Šiandieną mes norėtume Jums pademonstruoti naujosios ENET sistemos įdomią galimybę. Protingo namo valdymą išmaniojo televizoriaus ekrane. Belaidę ENET sistemą galima įdiegti jau įrengtame būste. Su šiais komponentais lengvai automatizuosite ir apšvietimą, ir žaliuzių, ir kitų įrenginių veikimą. Visą įrangą galėsite valdyti belaidžiais jungikliais, kuriuos galima montuoti kad ir ant stiklo. Kaip matot, jokių laidų nėra. Yra ir kitos valdymo priemonės. Jūsų namų įrangą galima valdyti įvairiais išmaniaisiais įrenginiais. Planšetiniu kompiuteriu, išmaniuoju telefonu, arba išmaniuoju televizoriumi, tiesiog televizoriaus pulteliu. Išmaniajame televizoriuje paleidžiame naršyklę ir prisijungiame prie ENET valdymo. Tiesiog iš meniu pasirenku naršyklės programėlę. Atsiveria valdymo meniu. Čia galima pasirinkti, ką valdysime. Tarkim, pasirinksiu funkciją šviesa. Pasirenku aukštą, patalpą. Ir matau, kad mano šviesa dabar yra išjungta. Tarkim, nustatysiu, kad mano šviesa degtų 50%. Čia yra ir daugiau funkcijų. Pavyzdžiui, galiu pasirinkti įvairius režimus. Komfortinį arba ekonominį. Jeigu, tarkim, įjungčiau ekonominį režimą, išsijungtų visos šviesos, nusileistų žaliuzės, o temperatūra nusistatytų žemesnė. Kad jums būtų patogu, režimus vėliau galėsite pasikeisti arba susikurti naujus. Taip pat galime nustatyti ir laiką, kada kas įsijungia. Pavyzdžiui, kada termostatas persijungia į ekonominį režimą. Čia aš galiu pasirinkti ir savaitės dienas. Ir atitinkamai tuos nustatymus vėliau galima pasikeisti. Taip pat aš galiu vaizde matyti ir kamerą arba patalpos planą. Tai leis vizualiai pamatyti, kas pas jūs nuotoliniu būdu įsijungia. Pavyzdžiui, noriu reguliuoti apšvietimą, aš galiu tai čia padaryti. Taip pat šita sistema leidžia man matyti, kiek aš suvartoju elektros energijos. Čia bus rodomi grafikai ir informacija, ar jūs taupote ar netaupote. Ir galėsite analizuoti, lyginti, tarkim, dienas arba metus arba mėnesius. Taigi, ENET sistema turi daugiau galimybių. Su visom joms susipažinti galite mūsų biure, galite kreiptis į mus arba į mūsų partnerius, kurie yra arčiausiai jūsų. Tai ačiū, kad žiūrėjote.